Nu ką, sveiki, seniai matyti, girdėti. Mes. Žodžiu, esmė tame, kad kompas mūsų pagriuvo, tai neturiu galimybės filmukus daryti, bet žodžiu, prifilmuotus medžiagos yra, pokyčiai yra. Va, vienas iš didžiausių pokyčių, tai va, balną turim. Dabar savaitgalį jau dėsis kazilai. Tai nežinau, kada suremontuos, tai paskui padrek po kelis filmukus padarysiu. Ir va. Kokie naujų? Užteks vien, nereikalė. Ta didesnė biškį. Čia? Gerai. Nusipirkom, va. Ištikėm. Pešt. Tai dabar išbandysim, nes ir tų vištų neturim kada pešti, o jos ten šiaip gyvena. Tiesiog jos užaugusius, bet... Tai dabar tokia diena šiandien, tokia pusiau biškį taip pakrapina, tai dar tai va po darbo Andrius. Ir eisim. Matysim, kaip seksis, nes reikia išmokti. Pirmiausia, savo kirsimės, paskui kas užsakyta. Bet gal bus gerai. Kai sako, svarbiausia neperplikyti, nes paskui sodą nupeša. Matysim. Nu kaip man gražu. Nors daug trūksta, daug. Dabar įsidėlio tai kaip parduotuvėj. Va. Čia jos tos kempiniais putais tenais briuseliais, kai aš vadinu. Čia tėveko plėvelė, vienas su kita klijuot. Čia grautelės nuo paukštukų. Čia skardos viršų izoliuot. Čia kamino. Kai skardaus įdės, nuo skardaus ant kamino. Apklijuot. Ir čia tai garo plėvelė klijuot. Nu čia viduje jau paskui. Bet tos žalios tai reiks pirkt, bet žiauriai gera. Žiauriai gera. Apklijavom kaminas, kur ir tai aplink kaminą plėvę priklijavom, kad į vidų neleistų, tai laiko liuks. Galvoju, kad nelaikys, nes tas kaminas tinkuotas, tai nelygus, bet labai puikiai. O dabar varom didelį kapą įsigriauti, o rytoj kazilus kelti. Tai šiandien dar norėčiau, kad spėtumėm pasidaryti trafaretą to kazilo, kad rytoj jau stot dirbt. Nu ką, pirmos gegnys uždėtos. Trafaretą šiaip ne taip ištenėjom, išmastėm.
Tai rytą gal bus kazeliniais, ne? Rytuose ką žinai. Bet. Tai negali tai būti. Dar čia palauk, ilgai truks. Tai visą dieną rytoj. Nesikarstykit. Nu, žiūrėkit. Tadam. Biškį nuskausminau savo žaliuką. Bet vainiks yra. Tu čia paėmė?
Tai pametė, dvi. Prisišiukšlinom, bet užtat šiaudais apsirūpinom žiemai. Genys kalena. Žiūrėk, tenais skrenda lėktuvas turbūt, ne? Olia greit lekia. Stuksena. Periok su plaktuku. O mes nusipešėm su savo aparatėliu 11 vištų per 3 valandas. Na, kaip pradžiamokslė, manau, neblogai. Ir gražiai nusipešė. Audus nenusinėrė. Tai va tai. Tai dar 10 ir pasibaigs jos. Tai dar palauk, dar 3 sykius po 10 turbūt reikia. 30. Ne, dar 4 sykius po 10. Iš visų, ir 60 ir dar kelius iškrito, tai, sakykime, 60. Tai va, tai nors baigė cvekelius kalt. Eisim į kambarį ir rytoj penktadienis, kraunamės kapams, nes 2 persyk turim įsibeunot, nedidelis tokius kaip 1 gerą, sakykime. Sekmadienį biškį rodų lietaus, bet nedaug, tai lipsim man prie stovų, kad viską susitvirtyti, stygas, intarpus, žodžiu, plokšteles, viską susirišti. Kad sekantį tą savaitgalį plėvę dėti. Nes kaip ir šeštadienį užsakytus batutas prieš mokslo metus, kad vaikam įsiduot, bet matysim, kaip oras leis. Jeigu leis, bus batutas, jei neleis, nebus batutas, bet žodžiu. Jeigu bus, tai bus ar nebus, bet žodžiu, plėvę tempsim. Tai va. Tik tiek, kad jeigu batutas bus, tai biškį laisvesnės rankos bus. Bet tai, diena buvo dušneks, o dabar jau šalta, net su mėgstiniu, bet ryt po ryt irgi prognozuojama ten biškį virš 20, gal iki 20 ten. Bet kai sakau, geriau vėsiau, bet tik, kad tų lietaus nebūtų, kad leistų man. Nu, bet jau plėvę, jeigu užsitempiam ant stogų, tai kol skarda, viskas jau susižiūrėjom skardas, tai, sakykime, maksimum iki 3 savaičių, tai mes maksimum. Pristatymas, tai pagaminimas, pristatymas, tai žodžiu, mes per tą laiką tai susirenkam sienas 4. Ir viskas, ir tada, nežinau, buvo su apskardinimas, turbūt samdysim, nes, nežinau, ten kaip ir tie laštakiai, kaktų skarda ir visi lietvamzdžiai, aišku, bet tie trikampiai vėjelenčių, tie apskardinimai ten sudėtingiau, ta prasme, priėjimas ten sudėtingas, nežinau, ir kaminas. Bet matysim, kaip gausis, tai ką pasamdysim, skardys ir spakaina. Vat, ir lauksim žiemos. Mes daug komentarų sulaukim, kad čia sugris mums viskas, tai
Matysim, jei sugrius. Tai sugrius. Tada važiuosim į butą gyventi ir griausim visą namą šalin. Tada statyti naują. Bet jeigu nesugrius, tai vadinasi nesugrius. Tada kitą vasarą betonuosim grindis. Ta prasme, paruošim betonavimo, betonuotojai. Jau tiek mes karučių nevešim į namą. Kaip pas jūs šeštadienį vėtra. Čia viskas stabiliai. Aišku, neišvengiam pabėgimų, kad ir brezentas, bet neišvengiam pabėgimų. Tarsi likęs tenai šoninės, kur šoninės sienos stovi, žodžiu, ten neuždengti ir, vis tiek truputį papučia, bet, nedaug, bet, žodžiu, nieko, išdžius. Va, bet vaizdelis toksai, važiavam šiandien į kapus. Tai va, nuostolis toksai, kaip nuostolis. Nieks nenukentėjo, nieko nesulaužė, bet darbelių pridarė, va šitas vienas iki pusės nulūžo. Reiktų ir šituos naikint. Viskas sveika, viskas gyvi, visi gyvi, žodžiu. Šiltnamis tenais buvo tas šiltnamio ta danga pastatyta palei šitą vietą ir jinai buvo atsiklijavus ten, iš tų rundulių suklijuotų, tai žodžiu, perskrido. Gūsis pagavo, perskrido per ūkinį į laukus. Parsivilkom su Andriaus mama. Šiaip ne taip, grįžau iš kapų vienu dalyku, bet pamačiau, kad šiltnamio nėra, žiūriu, kad šiltnamis laukuose. Parsivilkom, paguldėm dabar, užramstėm. Bet jau pats siaubas praėjo. Stūgų pradžia stovi gerai. Tai rytoj stausim sutvirtinimus visus daryti, kad kitą savaitgalį jau plėvę tiest. Einam biškį apdaurot. Rytoj eitų vištas išleist lauk. Ir į tualetą nueit lauk. Susitvarkėm, tai čia vežt į aikštelę. Čia malkų, susivilkom klonų. Ten biškį yra, bet nepasiekime ten, nežinau, vės arba su kopiniu, biškį matus kardai. Įlinku, bet minimaliai ir čia va įlindu šaka. Bet 2 sluoksniai cholesterolį įprat, vieną įmušiu, tai čia lopą uždėsimus vis. Čia biškį akadino, bet nieko, šika niks veiks. Čia mūsų bakužėlė viškų sveika. Šį kartą gerai, nes šit šoninis lūžo. Nežinau, matosi mane va tenais. Šitie du būtų tiesiai ant ūkinio. Parsinešėm Gubertą į kambarį, nes jau stautelę nešiau į vėjas, tai ir patį Gubertą parsinešėm, mažą kas. Andrius pareina su bulvim, pasikasas rytoj pietum. Kas per derlius? Tu su šake viskas, Žinai, užteks, ne? Ja. Šiaip tai bulvys tai jau kastas. Mes supūdysim ir neliksiu. Tai kiek liks, kas čia? Dar ne sezonas, dar turiu laukus nusikalt. Gerai ir... Plauti reikia dėžutė, paskui sausai būtų. Nereik sausai, rytoj jas apdirbsi šiandien.
Žodžiu, bulvės pūva, viskas pūva, net nieko. Per tokį kiekį vis tiek turėsim. O žodžiu, kompas mūsų ragas jam, ten pagrindinė plokštė trūkus yra. Tai pasimėm naują, bet filmukų kūrimų tos programos net gaminu, nes nėjau jos perkelt, visus duomenis perkelį, bet va tos tai dabar parsisiunčiau kažkokį kitokią, tai žodžiu, eisiu bandyti montuoti. Ir ką. Jau jeigu šiandien šitą vėtrą atlaikom, tai viską atlaikysim tada. Ką, ačiū, kad žiūrit.